Labas rytas, prasideda dar viena nauja saulėta diena Atėnuose. Iš tikrųjų žiauriai fainai, kad galim iš ryto išeiti jau be striukių, laukiam, kada tai bus ir Lietuvoje. O šiaip noriu pasakyti vieną, kad aš vis pamirštu vakarą atsisveikinti. Tai sorry, kad mūsų diena pasibaigė be atsisveikinimo, bet tikimės, kad jums tas labai nekliūna. Vis save mokinu ryte pasisveikinti, vakarą padėkoti už jūsų peržiūras, tai šiandien padarau tą už vakar. O mes grįžtame savo Turgelių gatvę, žmonių jau daugiau, šiandien pirmadienis. O dabar mūsų tikslas užkilti vieną kalną, iš kurio turėtų atsiverti viso miesto peizažas kitų kampų. Matom tolumoje tą mūsų kalną, kurį bandysim šiandien užkilti. Tokią gatvelę vinguriuojam. Aš atsilikau nuo kompanijos šiek tiek, nes man reikia visas vitrinas apžiūrėti, visas šmutkelės aptikrinti, pažiūrėti, ar verta rytoj grįžti, jeigu rytoj bus apsipirkimų diena. Nes kaip ir nemažai mes jau tojose Atėnuose jau pamatėm. Ėjom ir priėjom laiptus, ko jau visi nelaukiam jų. Tikėjomės, kad galėsim apeiti, bet nei velnio, teks lipti. Norim į kalną užkilti. Reikia dar iki pakalnės kažkaip pakliūti. Priėjom punktą, iš kur turėtumėm su, kaip čia elevatorius skaitos, funikulierius. Einam pažiūrėti, kokios kainos ir kokios eilės. Susispaudę, susigrūdę, sėdime elevatoriai, laukiam. Aš visą elevatorių vadinu funikulierių. Laukiam, kada pajudėsim, žmonių pilna, Aivars nebeaišku kur. Kylam dabar tokiu tuneliu, esam po žemę, po kalvą. Tuoj turėtumėm išlysti gamtą. Esam ant Likabetus kalno, iš tikrųjų mes su Aivaru šiek tiek nusivylėm, nes yra labai daug žmonių, turistų. Ir turėklų, aišku, turėklai tai dėl saugumo, bet mes, kur vakar lipam pėstute, su Aivaru nusprendėm, kad mums daug labiau patiko negu čia. Ir dar čia sumokėjom 13 eurų pirmyn atgal, kad funikulierius užkeltų ir kad nereikėtų patiem lipti šitais laiptais, tai mums kainavo 13 eurų. Nesigailim, kad užkilom ir sutaupėm kojas, bet mums ten, anoje pusėje, kur yra kalnai, ten mums labiau patiko. Tai jeigu neturi daug laiko ir nori dar sutaupyti, tai galit eiti tiesiai ant... Oi, toj pasidėjau tašę, atsiprašau. Va čia jaučiu, mes kažkur ten už Akropolio, kur kitas kalnas yra, ten daug fainiau buvo. Einam pažiūrėti, kai variukas dabar darom. Tiesiog kimarinam, žmonės visi fotkinas. Ir, geriam, mėguojamės vaizdus su save vaizdai, tai iš principo panašus tokie pat. Gyva gamta. Atrodo tokia smulkmena, bet iš karto dėmesį atitraukia. Čia kaip rodžiau iš viršaus yra tas kelias, kur visi pėstute eina. Žinoma, turi savo pliusų ir minusų, daug pavargsti, daug energijos išnaudoji, bet pasigrožėti gali. O čia man už nugaros, kaip matot, Akropolis, į kurį mes jau už kelių valandų irgi ten žygiuosim. Čia mes kažkur atsidursim. Iš kitos pusės pažiūrėsim. Iš tikrųjų, čia kiekvieną dieną eini ir tą patį per tą patį matai. Tai realiai mes per 2 dienas vos ne visus Atėnus pagrindinius taškus ir apžiūrėjom. Tais pačiais laiptais einam namučio, bet pažiūrėkit, iš tikrųjų mes į namus net neinam, grįžtam atgal į centrinę dalį. Matom jau ten viršui Akropolis. Ir mūsų laikas jau artėja link šito vizito. Užėjom į vietinę graikų tokią užeigėlę, labai daug žmonių iš tikrųjų, toks vietinis maistelis. Brolis jau kebabą, mes su Rikutė abidvi vištienytę. Ragauti einam. Čia telefoną kraunos, nekreipkite dėmesio. Taip nutiko, kad visi kolegos išėjo valgyti kažkur tai kebabų, o aš norėjau išbandyti būtent picas graikiškas. Vištienos kebabas, biškelis salotų yra. Čia žinokit, tą pomidorą jie visi vietiniai išskleidžia ir tokį kaip pomidorų padažą pasidaro iš maišo visko. Išbėga viskas. Skaitom šį bandymą. O aš picite. Nusiunčiau nuotraukas, palinkėjau skanaus kolegom. Kartais būna, kad tenka valgyti ir atskirai. Pagaliau sulaukiam ir jau žygiuojam, kur mūsų kompanija jau pirmesnė, kol mes bilietus iš kuprinės išsitraukiam.
Nu ir ką, einam tą Akropolį apžiūrėti, žinot, kaip čia mes juokaujam, gavom antros pakopos pinigus, einam į Akropolį išleisti. Tai va, taip smagiai, sulaukiam savo laiko. Jau spėjom kambariukę net persirengti, iš tikrųjų labai sukaitam. Šiandien dieną buvo daug geresnis oras negu vakar. O dabar mūsų didžiausias lūkestis, kad bus tiesiog mažiau turistų. Dėl to mes vėlyvesnį bilietą pasiėmėm 4 valandai. Tai patikrinsim, ar iš tikrųjų bus pasiteisinę ir jums pasakysim. Prasideda vat tokiais laiptukais į kalniuką, nes kaip matėm, Akropolis yra ant kalvos. Ką Akropolis reiškia? Akro aukštai viršuje, polis miestas. Tai aukštutinis miestas. Vakar viską apžiūrėjom iš apačios, o dabar jau kylam ir štai taip atsiveria mūsų amfiteatras. Gaila, jau užėti negalima, bet iš viršaus apžiūrėti viską labai įdomu. O čia visi fiksuoja, žiūri, skanuojam, geriam viską į savęs. O žiūrėkit, apačioj plytelės, tai kaip pas mum vonioja. Aivarai, gal tu šiai ir nužiūrėjai, nes šiaip vonios plytelės, tai Aivaras išrinko. Grožimės mes tuo Akropoliu, už mano nugaros, kas čia, Koliziejus gaunas, ne amfiteatras. Tai mėgaujamės taip. Lipamės tuo Akropoliu ir artėjom prie tų šventyklų, matot, koks žmonių srautas. Tai nei čia tų kažkokių superinių kadrų iškaudysim, nei ką, bet tiesiog einam, žiūrim, grožimės, fiksuojam viską. Ieškom tų tokių kampelių, kad būtų kuo mažiau turistų. Tai va, atrandam kažkur nuotraukytę pastarom, nes pažiūrėkim, kiek čia daug žmonių. Mane erzina, aš nekenčiu, kai tiek daug žmonių yra. Pažiūrėkit, kur? Nei atsisės nėra kur. Viskas, aš jau galėčiau eiti namo. Esam šiek tiek pasipiktinę, kad viskas yra aptverta, neskaitant jau žmonių ir ten statybo, okei, reikia viską tvarkyti. Bet niekur prieiti negalima ir dar mes, jeigu biškelį kažkokią krizį nuotrauką padarom, jau mum antrą kartą, ką liepia daryti? Ištrint nuotraukas. Esam pasipiktinę. Šiandien dienai žinodami situaciją turbūt net nebeitumėm. Ne. Net pinigai esmės neturi, tiesiog kažkokia atmosfera yra tokia negatyvi, kad einam dėl to, kad esam čia užėję ir neišbėgsi per 5 minutės, bet iš principo tai nepatink mums čia. Niekur neprieisi, nieką nepažiūrėsi, nieką nepačiupinėsi, niekur nusifotografuoti, čia nestovėk, čia neik, čia einam vis ratukų. Žodžiu, kaip mokyklai pradinukai, žodžiu. Tai tada galėjom per Google pasižiūrėti. Patys, gal atvykit patys, gal turėsit kitą patirtį, mes kol kas, reikės vėliavą noriu parodyti, mes kol kas čia. Atėjom tiesiog. Tos nimpos, man jaučiu, čia gražiausia dalis iš Akropolio likučių. Parodykim, kaip tas nimpos atrodo, negaliu prizuminti, soriuką. Atvažiuokit patys ir pamatysit, bet prieit arčiau negalima, nes visur aptverta. Man tai jau Akropolio užtenka, istorijos pasisėmiau, o ką vyrai? Pasisėmėm istorijos. Ir jūs? Klausimų daugiau negu atsakymų. Tai dar norit vaikščioti ar jau užteks? Gal jau užteks. Negalim prieit niekur prieit negalim. Pačiupinėti. Prisiliesti prie istorijos negalim. Tverta, prieit negali, žiūrėk iš tolo, fotografuok iš tolo. Žodžiu. Tai pikta ima. Parodyk savo piktą veidą. Ir žinoma, kaipgi neparagausime ledų. Taip nebus per kelionę. Tai šį kartą pasiėmiau tik mango, Aivaras jau juokias kaip čia ne pistacijų, bet noris tokių gaivesnių, nelabai saldžių. Ir dabar einam dar saulėlydį, gal spėsim užlipti ant kalvos pažiūrėti. Vingiavom ir užvingiavom ant Aeropagus kalvos. O čia, matot, ten tolumoje Akropolis, iš tikrųjų nėra čia taip toli, gal tik tai atrodo taip ant video. Matot, kiek žmogiukų ir mes tame tarpe saulėlydžio laukiam. Pagaliau atsiminiau, kad reikia ir atsisveikinti dienos pabaigoje. Saulytė jau nusileido, nežinau, čia gal nuo gatvė apšvietimo dar atrodo diena. Bet jau viskas sutemo, einam į namučius ilsėtis, rytoj planuojam ilgiau pamiegoti. Iš principo atėnus jau vos ne visus pamatėm, rytojus laukia, aš į parduotuvės noriu, Aivaras dar ten tokių porą šventyklų tikis aplankyti. Ir viskas. O aplankys. Gerai, linkiu, kad taip ir būtų, kaip tu nori.
O šiaip einam jau ilsėtis, iš tikrųjų daug vaikštom, daug judam, tai tokis kaip ir lengvas nuovargėlis jau šiek tiek jaučiasi. Ačiū, kad žiūrit, rašykit, komentuokit, laikinkit, darykit viską, kad tik tai parodytumėt, jog jums patinka stebėti mano kelionių vlogus. Ir tikiuosi dar bus ką parodyti ir iš rytojaus. Ate!